Sveiki gerbimieji. Rugpjūčio 14. Korėjos, abidvi, šiaurės pietų, mini šuns dieną. Tai ne visai apie geriausią žmogaus draugą. Pasakysiu kodėl. Teko man nelaimė tarnauti sovietiniai kariuomeniai nuo 1987 iki 1989. Ir vienintelis džiaugsmas šauktiniam kareiviui sovietiniai vojskiai buvo, ne vienintelis, bet vienas iš labiausiai, tai maistas, kažką pavalgyti. Ir jeigu mes galėdavom, tai mes kažką pasigamindavom patys. Kažką. Ir būnant sargyboje, mes ten vieną kartą tą padarėm, kitą kartą tą padarėm, ne visai teisėtai, kartais įsilauždavom į valgyklą ir kažką pasiskolindavom, nes vis tiek nuo mūsų vogdavo. Ir tarp mūsų buvo vienas korėjietis. Jisai pagamino patiekalą ir mes jį suvalgėm. Buvo pakankamai daug, pamaina buvo maža. Liko maisto ir po sargybą lakstė šuniukas vardu Žučka. Ir mes kviečiam Žučka, liko biškį kauliukų. Korėjietis sako, tai čia jūs Žučka ir suvalgėt tą šuniuką, kur prie sargybos plakėsi. Mes labai buvom supykę, nes mes pripratom prie to šuns ir mums į galvą nebuvo šovusi mintis, kad galima suvalgyti šunį. Taigi šuns diena, rugpjūčio 14, Korėjose, yra iš tikrųjų kulinarinė šventė. Ir skaitosi, kad kaip tik tos dienos yra pačios karščiausios ir tai yra metodas kovoti prieš karštį karštais patiekalais. Populiariausias patiekalas yra šuns sriuba. Ten prideda milijonų, pupelių, dar kažko, tai aš ne kulinaras, čia bet skirtingi receptai. Taigi, Pietų Korėjoje šita šuns diena šiais metais, 2026, yra paskutinė. Jau yra paleisti įstatymai, kad šunys nebebus valgomi Pietų Korėjoje. Kodėl pabrėžiu? Dėl to, kad Šiaurės Korėja šuns valgymo neatšauks, nes jie mano, kad tai yra ištikimybės diktatoriui ir ištvermės simbolis. Tai čia skirtumas tarp Šiaurės pietų. Tiesą sakant, netgi galima paaiškinti, nes Šiaurėje vis tiek valgyti nėra ko. Tai šunų fermos egzistavo ir Pietų Korėjoje, bet nuo 25 jau prasidėjo draudimai, baudos ir už veisimą bei pardavimą galėjai gauti 2 metus, už skirdimą ir pardavimą galėjai gauti 3 metus kalėjimą. Čia pietuose. Šiaurėje yra dalykas kitoks, nei ten žmonės kartais pavalgo, nes, prastai gyvena. Taigi, Korėja pajudėjo link mūsų, link vakarų. Šuo yra žmogaus draugas, o draugų valgyti nereikėtų. Tai tiek šiam kartui, paminėkim šią dieną, paglostykim šunį, pasiimkim pamestinuką iš prieglaudos, jeigu nori šilumos. Kaip ir visi šiltakraujai. Geros jums dienos. Vakaro, savaitgalio, metų su šuns diena.